Pirma diena tikriausiai viena iš maloniausių, suteikiančių daugiausia vilčių, nes buvau studentė, reikėjo pinigėlių ir įsidarbinimas būtent kompanijoje, tai buvo būtent man žadėjo, kad aš galėsiu lengviau gyventi, gal prisidurti kažkiek tai prie turėti daugiau pinigėlių, sakykime, tom visom išlaidom. Mes sudarome visas sąlygas darbuotojams suderinti darbą su mokslu. Dabartinė mano kolektyvė tai yra studentai, tai yra žmonės, kurių vidutinis amžius ir siekia nuo 19 iki, tikrai nepabijosiu pasakyti, iki 25. Būtent darbas jauname kolektyve ir suteikia tą galimybę išsaugoti savo tą jaunystę, kadangi tu dirbi tokiam kolektyve, tu nori tuos žmonės suprasti, tu stengiasi juos suprasti ir tu pati paprasčiausiai privalai būti tokia. Per visus tos 15 metų turėjau galimybę kilti karjeros laiptais. Tai yra, aš pradėjau nuo paprasto darbuotojo, tarnaujančio personalo ir šiuo metu esu tai, kas esu, tai yra restorano vadovė ir aš manau, kad kompanija sudaro visas galimybės kilti, tobulėti, ne tik tai kaip darbuotojai, bet ir kaip asmenybė. Mūsų darbe tai yra svarbiausia požiūris į žmogų. Tai ir yra viena iš tokių esminių paslapčių, kuri ir leido man nusilikti. Turiu chemiko analitiko diplomą, bet taip išėjo, kad pagal specialybę neteko dirbti, nes pasilikau čia. Darbuotojo patirtis nėra nesvarbu, dėl to, kad įmonė suteikia pilną apmokymą darbuotojams. Tai yra nuo pirmos dienos mes turime apmokymo programą. Aš pasakyčiau labai trumpai, ateikit ir jūs išties nepasigailėsit.